Labas vakaras ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randame Shadow Company žaidime tapeliai perkurtos teritorijos. Shadow Company pasižymi, kad eventus daro šalia Vilniaus, tai patogu ypač Vilniečiams ar ne ir ne tik. Tai galit visada susirasti per Šatas LT ir užsiregistruoti patys ir kartu dalyvauti. Gerai, tai sveiki atvykę visi. Šiandien oras kaip visada pas mus gailestingas. Užvakar buvo 20, šiandien -3. Tai padidinam teritoriją trigubai. Jeigu žaisdavom anksčiau šitam plotį, kuris yra pavaizduotas žalia linija, tai dabar plotas yra padidėjęs už žemėlapį. Mes turėsime boksus dominationų, ant kurių yra mygtukai. Raudonos spalvos ir mėlynos. Tas bus užimta kontrolinį tašką, ateit paspausti savo spalvos mygtuką ir kaupti taškus. Pas mane bus centrinė dėžė, kuri matys visus bendrai taškus skaičiavimus. Bus tai termalskopas? Galiu pažiūrėti, kai atrodo, ar įjungti jį reikia. Ir jis neblogus matau žits. Kai geras. Patronai, tai tu su Žiauri geras. Ja. Oi. Tai keliese jūs? Mes dviesi. Dviesi, ne? Su sniper. Tik jis be racijos. Dar geriau. Dar bomberis iš viso. Aš šaukiu garsiai jai. Kiek pasadėšim, gal jūs į centrą? Nu, plius minus. Tai jūs pasiimkite O mes centrą. tada... Jie kažkur tai va šitoj va vietoj. Ai, supratau. O Tiksliai koordinačių čia nežinom. du? Tada kur dar? Vienas čia ir du čia. Ir du čia. O Ai, du tai čia ten matos. Du Už kampe mašinos ir prie tų ir du čia. mašina ir šalimais. Na ką, nesklandumų tikrai netrūko, tai kažkurio momento evente netyčia sugebėjau užpildyti mikrofono laidą, tai atsijungi garsas, tai ką turim medžiagos, tą turim, pasileidom bėgti iš karto, užsim poziciją krašte, davė vados nurodymus, tai važiavom tiesiai į edžą. Hit! Ir kaip visada, pirmas greit kritau, bet buvau pakeltas mediko ir toliau bandžiau brautis šalia su komandos nariais į priekį. Na, komanda didžiojo dalį jų darbo padarė, užėmė pozicijas ir kol mane prikėlė, tikrai buvo ganėtinai lengva prieiti prie pagrindinio objekto. Dar sugebėjau prieiti kartu, pačekinti, ar viskas veikia, ar viskas vietoje ir padėti coverinti Žiguliuką. Na, tai iš tiesų buvo labai vėjuota, tai gaila negalėjau pakelti pilnai dronų visko apskraidyti, bet iš tiesų žemėlapis yra pagrindė vien miškas. Tai ne ką ir matytume iš dronų. Matai kažką? Tai nusprendžiu pasičekinti, ar vyksta mūsų pagrindinį užimtą objektą laikas tiksi. Raudonųjų mūsų komandos viskas tiksi, viskas gerai. Ir užmatau tolimoje priešą. Pirmąjį savo priešas, kurį pamatau ir sugebu nušaut. Pas mus ketvirtas yra. Išgirstu, kad operacija klausia dėl pozicijų. Tai iškart norėjau pasakyti, užėmė esamą objektą. Mes ketvirtą laikom, jau raudonų, bet penkto neturim. Ketvirtas CP turi raudonį jau kurį laiką. Turit ir penktą? Na ir per informaciją sužinom, kad ir penktą. Labai gerai. Mes, man atrodo, keturis kontroliuojam. Aš va šičia į krūmus pabandysiu šitos pabėgti gerai. Pakoverink mane, jei gali. Va šičia tiesiai. Na ir nebūčiau, aš pasileidžiu vėl palaidais plaukais per laukus. Į priekį, noriu veiksmo. Ir užmatau dar šiek tiek priešų tolumoje. Spindi labai saulė į scope kamerą, ar ne, ir per patį scope'ą, tai tikrai prasta pozicija, labai sunku ir pačiam matyti. Ir šaudyti, tai reikia kartais pasirinkti ir softą ir savo gerą poziciją, kad matytum geriau priešininką. Nei prieš saulę būtų, ar ne, galbūt už jos, ar iš šono kažkokio, tai šitas irgi dalykas labai aktualus. Tai toliau pušinausi į priekį ir ganėtinai arti priešų pajėgų. Prisispaudžiau ir įlindau į eglutes ir iš tiesų čia praleidau nemažą laiko dalį, atrodys gal iš veiksmų, kad netiek daug. Bet iš tiesų pasidėjau ir pistoletą šalia, nes mačiau, kad yra takelis visiškai arti. Na ir čia pirmieji priešai pasirodo ir ne vienas. Ir iš tiesų girdžiu ir dešinėje priešus, ir priekyje, ir kairėje pamatau. Tai tikrai buvau visiškai apsuptas ir sugebėjau užkliudyti mikrofonų laidą už medžio kažkur tais ir nuo šio laiko pagrindinių mikrofonų visiškai nebeturėjau. O čia Hebra jau buvo visiškai prie arti, bet mano savi sušaudė iš šono ir man nereikėjo išsiduoti, taip kantriai laukiau toliau, žiūrėjau kas bus. Tengiausi kuo kantriau išlaukti, nenorėjau išduoti savo pozicijos. Ir pamačiau dar vieną šliaužiantį pakelt, galvojau šaudyti ar ne. Neskubėjau šaudyti, laukiau kol pakels. Tiek lapas dar užlindo už vaizdo. Reikia tvarkytis dar tą giliuką, atrodo jau visus lapus pašalino nuo kameros, bet ar vėjas ar dar kažkur, ar į medį įsirėmė ir išlenda. Na, iš pagrindinės kameros garso neturiu, bet turėjau dar ir GoPro ir scope kamerą, tai iš jų paėmiau garsą, ne toks gal švarus, ne toks kokybiškas, bet garsas, kaip sakoma, yra, tai to gal gėtinai ir užtenka.
O čia vis stebiu dešinę pusę, nes tikrai girdėjau vaikštančius priešus ir ne vieną. Tai vis tikėjausi, kad kažkas ateis, čia jau kaip ir pakeltas. Ir galvoju šaudyti, jau laukiu visiškai to momento, kada šaudyti. Bet manęs lyg dar nematė, tai stengiuosi visiškai neišsiduot, guliu tarp eglučių, tikrai sunkiai matausi ir vėl juos nušauna savi iš tolumos ir man darbuotis visiškai nereikia, nors momentas tikrai smagus buvo, bet kantriai išlaukiau, pozicijos neišdaviau ir tikėjausi daugiau nuveikti iš tiesų šiuo klausimu. Čia prie pat buvo irgi ne tik šitie priešai, kuriuos mes matėm man dešiniais pusėje, bet ir prie namelio ar trobelės, galim taip pasakyti, ar coverio kažkokio, tai buvo dar pora priešų ir bandžiau laukti, stebėti. Tikrai mačiau prieš tai vaikštančius 2 žaidėjus ir mačiau vieną judantį viduje, tai sėdėjau ir laukiau jo, pamačiau jo šiek tiek galvą, nenorėjau tiesiai galvą šauti per mažą tarpelį, didelis šansas nepataikyti, išsiduočiau savo poziciją ir taip mane galėtų su full auto tiesiog sušaudyti. Tai kantriai laukiau toliau, dairiausi vis į dešinę pusę, ar niekas neteina ir bandžiau išlaukti to priešo, bet niekaip nesugebėjau jo sulaukti tinkamo momento. Ar nusisukęs praleisdavau, ar kas atsitiko, sunku pasakyti, bet kantriai laukiau. Ir po kažkurio momento viskas labai nurimo ir dingo ir nusprendžiau šiek tiek atsistot, apsidairyt, ar aplink mane nieko nėra. Nieko nemačiau ir iš kažkur parskrido tiesiai mane šratas. Pamatysim, atgavau porą šratų, net nebešaukiau nieko, tiesiog pakėliau ranką, nes labai lengvi šūviai. Net nesupratau, ar sniperis, ar automatas, ar iš būdelis, net nežinau, iš kur buvau nušautas, bet... Nušautas tai nušautas, susidėjau lemenį ir važiuojam toliau. Na ir čia pro pelkę pušino mus priešai, iš tiesų per Nenderas labai sunku buvo prašaut. Matosi priešas, bandau intensyviai nušaut kažkaip, bet atrodo visiškai nekimba, nors tiesiai jį eina šatai. Ir galų gale pavyksta mums nusišauti ir pagaliau pakelia ranką. Nurimstam, pamatau dar vieną šliaužiantį, visiškai talkunyčių šliaužiantis žaidėjas ir labai sunku nušauti jau. Mindė. Šičia, čiuvo šliaužia arti tavęs. Taip. Ties kokią 11-10 valandą. Mirė tas. Dar matot judesio? Laikim pušą, gal 8 žmonių buvo bandymas užspausti mus, atsilaikėm, pakeičiau šiek tiek poziciją ir vėl tolumoje pamačiau priešą, tai irgi panašiai pozicija. Bet nesupratau, kad mano dėtuvį baigėsi ir nematau šatų skrendančių ir tikrai užtruko, kol supratau, kad iš nieko šaudau ar ne, nes ganėtinai buvo saulėta ir kartais šatas matėsi, kur šauni, kartais nesimatė ir tikrai buvo sunku suvokti, kad tuščiai šaudau, bet kol pasikeičiau dėtuvę, buvo priešas nušautas ir jau keliavom toliau. Sutikom savo draugą sniperį, kuris sunkiai tikrai matėsi, bet čia tuos nupiškinai. Tai juos nupiškinai. Nematei? Čia tau tiesiai čiuvai buvo šitai. Na ir bešnekant pamatėm dar priešų tolumoje, tai puolėm šaudyti juos. Atsigulę vėl šliaužiojo, sugebėjau pataikyti lyg į koją. Ir dar po dešinę pamačiau vieną iš priešų. Vieną nuėmiau tenais, dar yra vienas. Bet toliau jie pasislėpė ir nesėkmingi šūviai ir keliaujame į kitą situaciją. Tai suradau bokštelį, sakau, reikia įlipti, pabandyti. Tikrai nebuvo pati geriausia idėja. Nors ir smagiai, įdomiai, bet atrodė, bet iš viršaus nėra taip, kad labai daug matytum. Kažkiek matosi, bet ir tave labai gerai pamato ir jau kai pamato, tai jau prasti popieriukai būna. Na, pavyksta vieną nuimti ir čia disciplinuotai neskubu šaudyti, nors galėjau gal atidaryti ugnį, bet kantriai laukiau ir man atrodo, supratau, kad mane pastebėjo. Tai reikėjo jau šiek tiek atsargiau, jo, tikrai pamatė mane. Na, nors ir pagrindinės kameros neturi perspektyvos, bet matom puikiai viską iš scope kameros, laiku pasiupgraidinau į naują scope kamerą, tai dabar 4K. Galima ir padaryti keletą tokių gražių slow motionų, tai pačiam net šypsena kelia tokią gražų šūviai po vieną kulkytę, tai pamačiau žaidėjo šešėlį, kuris nuėjo į kairę ir nusipratau, kad bandys mane per kairę imti ir bandžiau jo išlaukti. Niekaip nesulaukus, supratau, kad greičiausiai vėl lys per dešinę pusę. Ir tik truputėlį patraukus ginklą į šoną, labai buvau suvarpytas stipriai kulkų ir jau nieko negalėjau iš tuo klausimu padaryti. Ačiū! Na, šatukų gavau ne vieną, ten rikošetų tom bokštelį tikrai daug, tai padėkojau už šūvius, labai taikliai sušaudė
Savi čia porą užgaudytų priešų, kurie irgi netikėtai į mūsų pasalą įėjo, kur su draugu snaiperiu padarėm. Netinai pasala sėkminga buvo, nuėmė, man atrodo, iš visų 3 ar 4 žaidėjus, dar jie bandė per dešinę praeit, bet draugas kolega juos sugaudė. Gaila, jos perspektyvos neturim, bet gal ateity kažką sugalvosim, padarysim ir ten gal jam kažkaip dar kamerą pritvirtinsim. Čia keletą šūvių iš labai labai toli. Bandymai susišaudyti, bet nei aš, nei jis iki manęs nedašauna ar net, supratau, kad čia yra tiesiog vaist ir, kaip sakoma, jau suradau kitą priešą, kurį tikrai ilgai bandžiau nušauti ir žiūrėjau, šatas taip šiek tiek iš šono, kairė pusės, šiek tiek skrenda, lyg nušaunu, lyg pataikau, bet niekaip nesugebėjau aš jo nušauti. Na, bet pakariavom mes, bet iš tiesų žemėlapis pirmą kartą žaidžiau tapeliuose ir tikrai, organizatoriai Shadow Company pasistengė yra, tai matom tikrai tokių objektų ar ne, už ko pasislėpti, už kur atsigult ar įlipti kažkokį bokštelį yra pilna, tai tas tikrai fainai ir smagu matyti. Čia šalia nušaunu priešininko kolegą, bet pačio už smėlio maišų slepiančio galvytės kyšančių niekaip nesugebėjau pataikyti, nepamirškim, aišku, buvo ir šiek tiek vėjuota. Tai nebuvo taip lengva nušaut, bet ir dar pačiam, kaip sakoma, trūksta taiklumo, trūksta susifokusavimo ir niekaip negalėjau dašauti šio žaidėjo. Ir pasibaigė dar šatai prie to paties. Ai ne, dar šaudom, jau galvojau baigis iš tiesų, nes tiek šaudžiau, kad jau vienu momentu nebuvo, atrodo kaip ir šatai tą pusę eina ir čia kolega net išsiverti coverį bandydamas pasislėpti. O čia keletą kitų smagių kadrų, porą slow motionų, gražių one tapų, sakykim, tokių snaiperinių. Saldžių, tai smagų šotukai, tai kadangi jau iš pagrindinės kameros neturim labai daug veiksmo, tai parodysiu tuos keletą saldžių kilų, kuriuos dažniausiai netgi iš tiesų nebeįkeliu, nes tiesiog stengiuosi fokusuotis į misijas, nes ir patys žaidėjai, ir patys žiūrovai sakė, kad labai patinka, tai parodo va čia iš tiesų, kiek objektų sugebėjom paimti, iš visų, man atrodo, 5 objektų, net 4 sugebėjau paliesti pats ar ne, užimti. Ir čia dar vienas smagesnis momentas, draugas snaiperis, aš jau miriau tam bokštelį ir jisai matom visiškai iš šono per langelį užgaudė mano priešą, mano priešininką, kuris mane nušovė ir gražiai atkeršė už mane, visiškai už mane ir nusišauna vienas už vieną, nes mano irgi draugą nušovė, tai sudaužė gražiai kumšės ar ne, parodo koks fainas žaidimas, geri šūviai. Na ir praeitų giveaway video laimėtojai, tai Deividas ir Rugilė, ar ne, tai paskelbiau jam, tai Rugilė jau atsiliepė, Deividu dar laukiam, kaip samo, komentariuko ir žiūrėsim, kaip seksis jiem ir kokį renginį jie dalyvaus, tai laimėjo po bilietą į renginį per shatas.lt. Tai ačiū, kad šiandieną žiūrėjau, tikiuosi patiko, atsiprašom už nesklandumus, jų tikrai pasitaiko, nes lakstant visko, žaidžiant pačiam mėgauti žaidimu ir viską nufilmuoti tikrai yra sudėtinga.